Mhm. Tai O va. kokia buvo va ta pradžia, žinai, nes, nu, kai mes kažką pradedam ar keičiam, pradžia yra va tas sunkiausias turbūt dalykas, ką mes susiduriam. Prasideda ten baimės, vidiniai konfliktai, kažkokie apribojimai, va kaip tu minėjai, o jeigu dar kažkokia aplinka, ten savo trigrašį įkiša ar ne, vienokį ar kitokį. Kaip buvo pas tave? Ar tu pameni, aš suprantu, kad tai praėjo labai daug laiko, bet galbūt tu prisimeni, su kokiom didžiausiom baimėm arba nuogastavimais tu susidūrei? Labiau buvo gal ne baimės, o tas toks, kad vat aš susirašiau, va dabar mokysiuos, va dabar čia tobulėsiu, va eisiu į tuos kursus, o man viskas gavosi taip greitai, mane įsuko į tą veiklą ir tą verslą, kad aš klientų turėjau iš karto labai daug ir man tada, bet aš dar to nemoku, jie manęs prašo tą padaryti ir jie sako, kad tu vis tiek padarysi. Ir aš tada galvoju, tai kažkaip reikia suktis ir tada įsijungia vidinė intuicija, kad kaip tu darytum konkrečiai tam klientui, nu, sakykime, iš jo Mhm. batų, iš jo kliento batų, tada prisimeni kažką, ką jau buvai mokęsis, kažkur taikęs ir tada dar šiek tiek kažką pasiskaitai, kas rinkoje nauja Mhm. yra. Ir taip pat sumiksuoji seną su nauja ir su dar niekada nedaryta ir gaudavosi tokie gana originalūs sprendimai kur paskui vis labiau vat pasitikėdavau savim ir galvoju, gal ir nereikia tada man ten kažkokių tų kursų, kad vat man tai pavyksta sujungti ir geri rezultatai gaunas. Tai ko gero, va tas mane labiausiai nustebino, kad vat tiesiog įsukta buvau į visą tą procesą. Tai aišku, tų tokių klaidų, nu jų buvo, bet aš tada visada kažkaip klausiu savęs, kad vat, ką iš tos klaidos aš galiu padaryti naudingo, vat, kaip tą paversti kitaip. Sakykime, kad ir buvo toks, kad ten labai rimtą reklamą paleidau ir video, ten buvo Mhm. reklama, tokia instrukcija ir aš garsą užmutinau ir išvažiavau. Tada man žiūriu žmonės sujudimas, ten reklamos peržiūrų labai daug. Ir man rašo tas savininkas, nu tu profė, sako, aš taip, kas vyksta, bandau suvokti ir sako, nu tu čia sumastei gerai padaryti, užmuotinai reklamą, tu pažiūrėk, kiek man rašo, sako, visi klausia, kas čia, kur aš galiu pažiūrėti. Ir aš tokia, žinai, tai va kaip klaida, jinai iš tikrųjų atnešė tą tokią dar didesnę sėkmę, negu mes būtumėm tiesiog paprastai paleidę tą reklamą. Tai Geras, iš toks, tikrųjų. jo, toks vienas Tai, o bet įdomesnis. va, iš tikrųjų, va, nu, kai tu sakai, pradedi dirbti ir nu, dažnas iš mūsų susiduria su tuo, aš to nemoku, čia dar neturiu patirties, čia įgūdžiai neišlavinau pakankamai gebėjimų, ar ne? A, kas tau padėjo iš tikrųjų išbūti to blaivo proto ir ar ne, ir nepasimesti ir vis tiek daryti, siekti? Nu, rezultatus matydavau, kad, ta prasme, aš tiek pati savim stipriai nepasitikėjau tuo metu, nu, nes tik žengus, tik po atostogų motinystės. Bet tai, kad klientai ten rašo, kad vau, nu labai gerai ir tu tokia, gal tikrai gerai, štai tas toks, tai gal viskas yra normaliai su manim, ta prasme, aš pakankama, viskas gerai. Tai tas toksai grįžtamasis, ko gero, ryšys, Mhm. kad tos mano pastangos ir atsipirko ir tiesiog nu, įsukta buvau į tą srautą, kad aš ten kartais vos gaudydavau kvapą ir galvoju pirmyn, pirmyn tik. Tai gaunasi, žinai, tada, kad kai esam įsukti to srautą, mum mažiau tenka galvoti apie kažkokias baimės tenai, kas man nepasiseks, o daugiau dėmesį fokusuojam į tai, ką reikia padaryti ir imamės veiksmų. Tai čia, žinai, Labai dažniausiai turbūt teisingai. kliūtis yra pas mus, kad aš ir pati, kai dirbu su klientais, dažnai susiduriu su tuo tipažu žmonių, kurie labai labai daug energijos atiduoda mąstymui. Kas bus, kaip bus, o tai mane palaikys, o tai ką kiti pasakys, o jeigu man nepavyks, o jeigu man nepatiks šita profesija ar ten ta veikla, o jeigu aš čia dabar tik išleisiu pinigus, o tai gal man nereikia nieko daryti, gal man tada reikia grįžti į darbą. Ir žmonės užsisuka va tame galvojime vietoj to, kad apskritai pabandytų nors kažką tai daryti, atsirinktų, kas jų, kas ne jų. Ir va, kai tu sakai, įsukta buvau, nebėra ką daryti, nieko Jo. kito, kaip tik veikti. Taip, iš tikrųjų taip ir yra, nes pas mane irgi ta prasme, tos
pačios problemos yra kaip ir praktiškai pas visų, kad aš tikrai esu pastebėjus, kad jeigu aš galvoju apie ateitį, tai, tada prasideda chaosas. O jeigu dar pridedu praeities tos prieskonius, kas man nepavyko, kas kažkur galbūt galėjo geriau pavykti. Ir tada aš galvoju, o Dieve, kaip iš viso atrodo, nieko, einu teliko žiūrėti. Bet tada aš tokiais atvejais kažkaip viską susimk, Dovilė, yra dabar. Čia ir dabar, ką tu gali geriausia padaryti va dabar. Tai sakykime, kad ir šitam pokalbiui, ar ne, aš ten ir, aš tikrai jaudinausi ir galvoju, gerai, ką aš dabar galiu padaryti. Tiesiog pagalvoti, ką galėčiau kalbėti, ar ne, pagalvoti, kuo galiu pasidalinti, kuo aš turtinga ir lygiai taip pat nueiti atsigerti arbatos, pasivaikščioti ir tiesiog negalvoti apie tai, kas bus vėliau. Ir taip kai eini toj dabarties akimirkoje, iš tikrųjų kažkaip lengviau palieka. Galvoju, vis tiek viskas bus gerai. Bus geriausiu man būdu, labai mėgstu tą frazę kažkaip. Vis tiek, kažkaip, vis tiek bus gerai. Iš tikrųjų, labai fainai pasakei, žinai, dažnai žmonės ir nesusimąsto, kas tas yra čia ir dabar. Labai gražiai skamba ta frazė, labai populiari, ar ne, būkim čia ir dabar, būkim čia ir dabar. Ir, tada žmonės pasiklysta, o ką daryti. Tu ir gražiai pasakei, dabar ką aš galiu padaryti šitą akimirką. Kas nuo manęs priklauso. Bet kaip tada tu suderini ateities planavimą ir čia ir dabar akimirką? Čia irgi amžinas klausimas žmonėm, tai ką tada man ateities nebeplanuoti, aš čia nebeturiu kurti savo verslo tikslų, kažkokių keltis idėjų ar ne į ateitį. Kaip tai yra pas tave? Yra tokia sąvoka mentalinis filmas. Čia gal iš psichologinės daugiau pusės, kad susikuriu tam tikrą vaizdinį. Ta vaizdinį aš turiu jau iš tikrųjų senai. Kokią, net negalutinis rezultatas, bet sakykime po 10 metų, kokia aš save įsivaizduoju, kokioj pozicijoje, ką darant. Ir tada aš tą, kai man sunku, ar tiesiog noriu fokusą kažkokį turėti, kad motyvaciją kažkokią turėti, tai aš savo tą vaizdinį prisimenu. Kartais muziką užsileidžiu, kad jisai būtų tas toks tvirtesnis tas vaizdinys ir tada galvoju, gerai, aš jau esu nuėjus tikrai daug link to tikslo ir, dabar yra dabar, o ateityje bus taip, bet aš žinau, kad tai bus kelias ir jisai vienoks, kitoks, bus visko, kliučių, bus dar kažko, bet aš turiu tikslą ir aš link jo žingsniuosiu. O tai, jeigu taip supratau jų klausimą. Jo, iš tikrųjų, tas ir yra, ar ne, ar mums reikia keltis tuos tikslus ir žiūrėti į ateitį, ar ne. Tai aš, jeigu gerai supratau, ar ne, kad turėti vaizdinį, į ką aš einu, tokią lyg ir svajonę, ar ne, tokį įsivaizdavimą, bet fokusuotis į kasdienius darbus čia ir dabar, ką aš galiu daryti. Taip, tai pas mane irgi yra planas, be plano, tai aš tik klientų net, tada skraidyčiau, ne, sakoma, bet yra planas, yra struktūra, yra disciplina, viskas yra, tik aš neleidžiu tom baimėm užeiti už akių, ta prasme, kad nenusikeliu ten su baimėm į tą ateitį. Čia ir dabar, smulkus darbelis, ar ne, kur aš turiu atlikti. Aš matau visą vaizdą, mes turėsim kažkokią įmonę, ar ne, turėsim tos dalykus padaryti. Bet šiandien, aš dabar darau nuo to, tą darbuką, toliau seksim link kito darbuko, ar ne, ir taip pamažu, neišsigąstant to didelio vaizdo, to, kad kiek dar čia reikės tų žingsnių iki to galutinio rezultato. Čia, kaip žinai, coachingė yra tas, negalima suvalgyti dramblio ar obuolio, ar ne, viso iš karto. Tai čia yra tas didysis tikslas, kurį mes norim pasiekti. Tai gali būti ir su įmonė susijusi iškelta vizija, arba mes susigalvojam kažkokį tai tikslą didžiulį ir mums dažnai, kai mes apie jį pagalvojam, gali nusvirti rankos ir mes galim netekti jėgų ir sakyti, oi, čia per sunku, aš net nežinau, nuo ko pradėti, ką čia daryti, gal čia ne man tada yra, ar ne, arba kognityvistai sako, mažom kojytėm maži žingsneliai. Tai ką tugi, sakai, ar ne, ką aš girdžiu, tai ir yra tas dalykas, kad tu didelę viziją suskirstai mažais etapais, mažom užduotim ir fokusuojas į kiekvieną konkrečiai, ką dabar turi atlikti, ar ne?